Žurnalas Savaitė. Viskas, kas svarbu, įdomu ir naudinga. Paulinė premium skalbikliai ir minkštikliai. Apsigaubk aromatu, kuris įkvepia. Sveiki, čia laida Noriu dirbti. Mes griauname įvairiausius mitus apie profesijas. Pradėkime nuo pirmo mito ir keliaukime į Alytų, kur, kaip patys nustebome, gamina paštomatus. Pirmieji žmonių įrankiai buvo gaminami iš akmens, medžio ir kaulo. Vėliau, maždaug prieš 9000 metų žmonės pradėjo naudoti varį. Tai buvo vienas pirmųjų metalų, iš kurio buvo gaminami paprasti papuošalai ir įrankiai. Apie 3300 metų prieš Kristų žmonės išmoko maišyti varį su alavu ir sukūrė bronzą, kuri buvo tvirtesnė. Todėl iš jos buvo gaminami ginklai, peiliai ir įvairūs darbo įrankiai. Dar vėliau pradėta naudoti geležis, kuri buvo dar stipresnė ir labai paplito kasdienėme gyvenime. Šiandien iš metalo gaminama labai daug įvairiausių dalykų – automobiliai, statybinės konstrukcijos, buitinė technika, įrankiai, laivai, lėktuvai ir daugybė kitų daiktų, kuriuos naudojame kasdien. Metalas tapo viena svarbiausių medžiagų šiuolaikinėme pasaulyje. Ir vis tik yra mitas. Sakoma, kad metalas paklūsta tik technologijoms. Jos įlenkia, pjauna, gręžia, frezuoja, presuoja, suvirina, o žmogaus indėlis čia labai mažytis. Pabandykime šį mitą patvirtinti arba paneigti. Pristatome pirmąjį šio mito herojų. Lina Frezė, UAB Lanksti linija personalo vadovė. Lina personalo vadovė įmonėje, kur darbus atlieka tiek žmonės, tiek naujausios technologijos robotai. Ji puikiai žino, kur prasideda ir baigėsi žmogaus kompetencijos ir pabrėžia, kad jokios technologijos niekada nepakeis žmogaus indėlio. Čia galima daug ko išmokti dirbant. Svarbiausia noras mokytis ir tobulėti. Čia darbuojasi inžinieriai, konstruktoriai, technologai, metalo apdirbimo specialistai, suvirintojai. Tiesa, vienintelė sąlyga, norint dirbti operatoriumi, čia labai svarbu mokėti skaityti techninius brėžinius, nes pagal juos gaminamos ir apdirbamos metalo detalės. Svarbiausia, kad jisai kažkur būtų ar įgijęs žinių, ar dirbant, kad su brėžinių, arba, sakykime, baigęs kažkokius taip techninius mokslus. O visi kiti, sakykime, ten mes turime to šaltkelius mechaninius surinkėjus, tai juos ateina ir mokinam irgi. Tai jų ten įsilavinimo nėra būtina užkabinti, nukabinti arba susukti suktuku. Tai čia šitoje vietoje mes išmokinam. Čia praktikos metu. Taip. Operatoriams reikia tų žinių, reikia brėžinių skaitymo. O jeigu kalbėti apie inžinierius, ką inžinieriai veikia pas jūs? Koks tai yra darbo pobūdis? Turime irgi skirtingų, vėlgi, inžinierių, nes yra inžinierius technologas, kur viską skaičiuoja, normuoja, jisai suveda visą maršrutą, yra inžinierius projektuotojas, kur pagal užsakovo brėžinį jisai irgi suprojektuoja tą visą vizualą, kuris po to keliauja pas technologą. Turim dar ir elektroniką, kur irgi visą tai, kas su elektronika, irgi mechatronika suvaldo, susižiūrė jisai irgi, nes gaminam paštomatus, tai turim dažymo technologą, kadangi turim miltelinio dažymo liniją, tai vėlgi irgi visas tas procesas jo yra prižiūrimas. Tai tų skirtingų rūšių tikrai turime specializacijų, sakykime, tų inžinierių technologų ir šičia tai tikrai skatino, jaunimą arba netgi nebūtinai, dabar keičia profesijas tikrai ir įvairaus amžiaus žmonės, eiti, mokintis, būtent į techninės inžinerinės specialybės, nes tai ateitis. Taip, drąsiai galima teigti, kad tai ateities specialybės. Be detalių, kurios čia kuriamos ir gaminamos, neapsieiname jau šiandien, o jų reikės ir ateityje. Šie gaminiai yra svarbus daugelio pramonės sričių dalis, todėl tokie specialistai bus reikalingi dar ilgai. Pristatome antrąjį šio mito herojų. Gintarė Blažienė, UAB Lanksti linija direktorė. Tos automatizacijos daugėja, nes natūralu
su darbo jėgos iššūkiais mes tikrai susidūrėme ir ieškom sprendimų. Tai jūs ieškote techninių sprendimų todėl, kad žmonių trūksta? Taip. O aš galvojau, kad tiesiog norit kuo mažiau samdyti, dėl to robotizacija. Ne, matot, žinokit, mes samdytume mielai ir dabar trūksta beveik 30, turim 30 laisvų darbo vietų, tik tai ateikit dirbti. Bet, nėra taip paprasta surasti žmonės į visas vietas, tai ten, kur jau galima, stengiamės automatizuoti, plus atsiranda dar toks niuansas, kad robotas dirba praktiškai kiaurą parą, jis gali dirbti. Jis be pertraukėlių suprogramavai ir jisai dirba. Rytą, po pietų. O žmogus turi keistis pamainos. Turi keistis pamainos, natūraliai jis turi turėti ir pietų pertraukas, ir šiaip pertraukėlės, poilsį. Tai čia toks, kaip efektyvesnis, bet tai nereiškia, kad mes dabar, visus žmonės išmesim ir turėsim tik robotus. Taip niekada nebus, bet ten, kur galima, tikrai stengiamės robotizuoti. Bet ar yra, pavyzdžiui, kažkoksai, nežinau, gal taip negražiai skambės, amžiaus limitas? Tikrai ne. Tikrai čia yra, pas mus dirbančių yra nuo tik pabaigusių mokyklą. Ir turime tikrai seniorų, kurie tikrai ir daugiau kaip 70 metų turintys dirba mūsų įmonėje. O kaip spėja su technologijom? Senjorai labai kartais tingi mokintis tenai, sako, tas kompas. Bet žinokite, tam tikrose pozicijose tas darbuotojas jau ilgametis, jis turi kvalifikaciją ir kartais jisai greičiau, sparčiau atlieka tą darbą, gerai jam žinoma, negu atėjęs jaunas darbuotojas jaunesnio amžiaus, kuris net nespėja su tuo vyresnio amžiaus. Tai čia vertinam tikrai ir ateina į atrankas įvairiaus amžiaus žmonės, kandidatai, tai vertinam pagal kompetencijas ir tikrai žinias ir vidinę motivaciją, nes ko reikia šiandienai, tai yra, kad norėti tobulėti, norėti mokintis, nes priimam darbuotojus tikrai įvairių kvalifikacijų, ateina visai iš kitų specialybių ir puikiai tikrai įsilieja į mūsų komandą, jeigu tikrai noras yra išmokti tos naujos profesijos. Pristatome dar vieną šio mito herojų. Esu Robertas Kručna, dirbau lanksčioje linijoje. Esu operatorius gerintojas. Ką jūs darot? Nuo ko jūs pradedat darbą savo? Tiesiog gaunam brėžinį ir gaminam gaminius pagal brėžinį. O kas čia skaitos yra? Čia yra lentynėlė. Lentynėlė? Taip, lentynėlė tikriausiai paštomatuose naudojama. Gerai, tai ką darom? Kaip jūs dabar nuo ko pradedat? Čia įtrūksta vienos operacijos, tai tiesiog dalenksim vieną lenkimą ir tuo viskas ir pasibaigs. Ir kaip čia atrodo lenkimas? Prispaudžiat. Robotas jau pats nepadarytų, reikia atnešti, numatuoti tiksliai, ne? Čia yra šitos rankinės staklės, su jomis tą, ką nepadaro automatas, tai mes padarom rankomis. Kiek pats dirbi šį darbą jau metų? 14 metų. Kiek? 14. Tai reiškia, viskas labai yra gerai, jeigu 14 metų vienoje vietoje dirbi, tai vienu žodžiu viskas yra gerai. Dar sunku buvo išmokti skaityti brėžinius. Nėra sunku, čia tiesiog su kitų žmonių pagalba, senesnių darbuotojų išmoksti ir čia nėra labai platus spektras lankstymui mokėti. Tiesiog reikia žinoti, į kurią pusę lenkti, lankstyti parinkti ir viskas. Čia aš suprantu yra šita linija, kur mažiausiai žmogaus reikia, ar ne? Taip, žmogaus vis tiek kažkiek reikia, natūralu, kad reikia paleisti rengimą, reikia pasižiūrėti programas, sudėlioti, bet taip pati linija dirba praktiškai be žmogaus įsikišimo. Ir kiek daug jį padaro? Tai viskas priklauso nuo to, kiek reikia kiekvieno konkretaus gaminio, yra paleidžiama programa ir įrengimas pagal tai gamina. Pristatome sekančius herojus, kurie čia dirba jau ne vienerius metus. Esu operatorius derintojas Rimas Dvareckas. Įsilavinimo kaip ir nereikia, jei svarbu noro reikia. Įmanoma išmokti viskas vietoje. Viską čia galima išmokti. Reikia mokėti maždaug naudotis brėžiniais, skaityti brėžinius. Iš kur jūs išmoko skaityti brėžinį? Mokinomės kadaise. Kur?
Aš mokinausi technikos mokykloje. A, tai nebuvo, kad jūs baigėte ten po 9 klasės ir atėjo žinodamas brėžinį. Aš baigęs visai, mus buvo braižyba, mokino brėžinį. Ką dabar? Mokėt naudotis matavimo priemonėms, lankmančių, kampamačių. Programinio valdymo staklių operatorius derintojas. Yra brėžinukai padaryti, tu žiūri į brėžinį, pasiimi, pradėjus pjauti kiekvieną naują gaminį, ypač naują gaminį, reikia kontrolę daryti. Matuojasi skylės, matuojasi kontūrą. Su kuo matuojasi? Su liniuote? Ne, turim slankmačius, turim visus kampamačius, kas susiję su tuo ir su ruletė matuosi. Jeigu gaminys didesnis, mes su ruletė matuojam. Pasitikrini pirmą gaminį, kad jis tikrai išeitų geras ir viskas. O kas čia dabar vyksta, pavyzdžiui? Dabar pjauna lakštus. Mes iš tikrųjų gaminame visą tai, kas yra baldiniai komponentai, tai sakykime, ar stalo koja, ar ten rėmas kėdės. Ai, tas metaliukas, ar ne, kuris įsisuka? Vat kas stovi, sakykime, irgi, ar lentynos, sakykime, prekybinė įranga. Ir turim taip pat paštomatų gamybą. Ką? Paštomatų. Jūs gaminate paštomatus, tuos metalinius, kurie stovi? Taip, prie prekybos centrų. Taip, būtent Alytuje vyksta jų gamyba. Čia pas jūs nuo A iki Z, ar ne, padaroma viskas? 942. Ok. O, klausykite. Galite pasimti siuntą įsidėti. Elektronika, aišku, ne mūsų, perkam komponentus ir surenkam į mazgą. Lygiai taip pat programinė įranga, turim partnerius. Tai vėlgi, čia yra kliento pasirinkimas. Arba jisai nori, kad mes jam pasiūlytumėm kažkokį tai sprendimą, kaip tas paštomatas turi veikti. Nes paštomatas be smegenų, kaip mes sakom, tai yra tik tai metalinė dėžė. Tai paštomatą veikiančių įrengimų padaro smegenys, kurie žino, kada atiduot, kada paimt, kada atspausdint, kada nuskanuot. Nuo iki, tai vadinasi, nuo to metalo, kur, sakykime, suvirintojas ar operatorius sulanksto, o dažymo linijo nudažoma spalva. Ir tas visas procesas, kaip aš visą laiką sakau, naujam ateinantiem kandidatam sakau, kaip lego. Mes sudedam viską ir elektroniką, viską iki pat viso paštomato supakavimo, kad važiuoti iki prekybos centro. Niekada nepagalvojau, kad čia Lietuvoje yra daroma. Taigi, kas keičia metalo formą? Žmogus ar robotas? Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad tai daro abu. Tačiau šį mitą galime paneigti. Be žmogaus proto, žinių ir sprendimų joks robotas to nepadarytų. Būtent žmogus kuria, programuoja ir valdo technologijas. Todėl galutinis rezultatas visada prasideda nuo žmogaus. Čia laida Noriu dirbti. Mes griauname įvairiausius mitus apie profesijas. Ir šiandieną atvykome į labai gražų Trakų miestą. Seniau, kai miestai ir kaimai buvo maži, žmonės aplinką tvarkydavo patys. Šluodavo kiemus, atliekas išveždavo už gyvenvietės ribų arba jas sudegindavo. Tačiau miestams augant ir daugėjant gyventojų, gatvėse pradėjo kaupti šiukšlės, purvas, nuotekos. Tai kėlė ligų ir epidemijų pavojų. Todėl miestų valdžia pradėjo kurti specialias tarnybas, atsakingas už švarą ir tvarką. Taip atsirado miesto ir savivaldybių tarnybos, kurios rūpinasi viešosiomis erdvėmis. Jų darbas apima ne tik šiukšlių surinkimą ar gatvių šlavimą. Kartais atrodo, kad tokios tarnybos dirba labai paprastą darbą. Tik nupjauna žolę, pravažiuoja su šluojančia mašina ir surenka šiukšles. Bet ar tikrai viskas taip paprasta? Pabandykime paneigti šį mitą. Pabandykime pažiūrėti iš arčiau, kiek skirtingų darbų iš tiesų slepiasi už miesto tvarkos ir švaros. Pristatome pirmąjį šio mito herojų. Aš esu Rolandas, uždarosios akcinės bendrovės Trakų paslaugos direktorius. Labai dažnai yra sakoma, kad miesto grožių tvarka turi rūpintis kiekvienas jame gyvenantis. Tai yra taip, jeigu tu aplink savo kiemą susitvarkiai, bet ir visi, jeigu taip susitvarkytų, tai niekam daugiau nieko nereikėtų dirbti. Kiek tame tiesos yra? Viskas prasideda nuo mūsų, nuo savęs. Ir jeigu kiekvienas žmogus apsitvarko savo ūkį ir jisai yra visuomeniškas, tai reiškia, dar truputį ir savo ūkio ribų išeina ir mes tada jau galime puikiai tvarkyti viešasias erdvės, visuomeniai reikalingas
teritorijas ir visuomenės pagalba šitoje vietoje, jeigu pradėsime nuo savęs, tai bus darbo mažiau. Nu, bet dėja taip nėra. Dėja taip nėra iš tikrųjų. Nu, tai žinot, o kam? O kam? Jeigu jūs esat, kam tvarkyti dar už savo kiemo ribų? Mes pažiūrėkime iš kitos prizmės. Būkime šeimininkai. Mes trakiečiai didžiuojamės, kad esame Trakų miesto šeimininkai, kviečiame atvykti svečius ir ugdome. Pradedame nuo savęs, pradedame nuo mokyklų, nuo darželių, einame į visuomenę, viešiname savo veiklą ir mes parodome žmonėms, kaip yra sudėtinga vis tik atlikti tą tinkamai darbą. Visi norime, kad atvykę pasigrožėti miestų, pamatyti pilį ar galbūt paragauti garsiųjų Trakų kibinų, aplink matytume tvarką ir švarą. Tačiau dažnai nesusimastome, kad net ir mažas mūsų poelgis gali padėti tiems, kurie tuo rūpinasi kasdien. Galbūt jūsų nenumesta šiukšlė ar pakeltas popierėlis ir įmestas į šiukšliadėžę šiek tiek palengvintų šių žmonių darbą. Pristatome antrąjį šio mito herojų. Aš esu Mantas. Esu Trakų miesto tvarkymo vadybininkas. Dirbu įmonėje Trakų paslaugos. Dabar dar truputėlį šaltoka, bet jau tuo ateis vasara, geras oras ir tie atvykstantis miesto svečiai šiek tiek įpareigoja, ar ne? Kad miestas pasitiktų švarus, gražus. Aš nesutikčiau, kad svečiai įpareigoja. Aplamai, miestas pats įpareigoja. Miestas ne dėl svečių turi būti švarus ir gražus. O kur dėl svečių, sako, susitvarkyk kambarį, eik susitvarkyk kambarį, svečiai atvažiuos. Mes stengiamės tvarkytis ne dėl svečių, mes tvarkomės dėl savęs. O jūs tikite tuo mitu, kad yra sakoma, kad jeigu kiekvienas bent jau susitvarkytų savo kiemą ir bent porą žingsnių už savo kiemą, nebereikėtų nei jūsų paslaugų? Tai ne mitas, tai realybė. Tai iš tikrųjų taip ir yra. Tai gerai, kad niekas nesitvarko už savo ribų, ne? Nes nebūtų jūsų etatai, pasibaigtų visi. Aš negaliu taip sakyti, kad nesitvarko. Žmonės eina, žmonės reiškia tvarkosi. Ir tikrai yra žmonių, kurie stengiasi ir tvarkosi. Arba jeigu patys nesugeba, kreipiasi į mus pagalbos ir praneša, kur yra problematinės vietos. Taip, kad nėra tie blogi tokie žmonės, kad jie... Bet be jūsų tai neišsisuktų vis tiek. Jūs galvojate, kad visi žmonės tokie geri eitų, susidėliotų grafiką, kad sutvarkyti, prašluoti miestą? Aš nemanau, kad visi, bet mes link to einame. Rimtai? Aš taip manau, mes link to einame, iš tikrųjų yra pilietiškų žmonių, kurie stengiasi, kurie daro. Jeigu sakau, dar kartą pasikartosiu, kažko nesugeba patys mums praneša, organizuoja talkas. Aišku, jų nėra daug, jie nėra masiškai, bet jų yra. Labai džiaugiuosi kolektyvu, konkrečiai mūsų darbuotojais. Tvirtas branduolys yra ir jie labai mobilus. Ir tikrai aš jiems galiu drąsiai skambinti kokią 2 valandą nakties. 2 valandą nakties? Taip, žinoma, jeigu yra žiema, jeigu reikalauju, reiškia, iššūkiai yra ir mes skubam, lekiam ir bėgam. Ir jie mielai tai daro, niekas nepyksta. Šiuo unikaliu miesteliu ir jo švara kasdien rūpinasi 104 darbuotojai. Jų pastangų dėka Trakai išlieka tvarkingi, jaukus ir svetingi tiek čia gyvenantiems žmonėms, tiek atvykstantiems svečiams. Ar trūksta šioje srityje, jūsų veikloje, ar trūksta darbuotojų? Įmonė Trakų paslaugos yra universali. Tvarkymas, keleivių pervežimas, moksleivių pavėžėjimas mokykliniais autobusais. Tai yra labai kardinaliai skirtingos veiklos. Ir jeigu mes turime gerą, sudėliotą komplektą darbuotojų vienoje srityje, tai kitas sritis kitą kartą kelia iššūkių. Kas? Viešasis transportas. Viešasis transportas. Trūksta vairuotojų. Taip, Lietuvoje yra problema, kad viešo transporto vairuotojai nenori rinkti šitos profesijos. O kas yra? Atsakomybė, anksti reikia keltis, vėlai baigti darbą. Ir klientų, aišku, turime įvairiausių. Vieną rytą visi šypsosi, bet jeigu tik kitą rytą susipykę su savimi lipo į autobusą. Tas vairuotojas turi tiesiogiai sugerti visą tą energiją. Gražus, o viduje irgi moderniai taip? Taip, viduje labai gražu. Jeigu norite, galiu padaryti mini ekskursiją. Padarykit mini ekskursiją. Padarau mini ekskursiją. Einam mini ekskursijos reikia. 100% elektrinis, esam žali. Va. Švarus, faini autobusai. Ir atkreipkite dėmesį aplinką. Nu kaip namuose, jauku. Va čia jaunimas mėgsta įsikurti. Jeigu tik jaunimas iššoka viskas, jų čia vieta, čia jų tokia oazė tampa. Tai va čia jaunimas, ten močiutės, čia dar kažkokie tai šuniukai, dviratukai. O kaži, kur mes ar ten sėdėtumėm, ką? Mes su jumis? Per vidurį? Ne, mes kaip šeima, mes į galą eitume. Tai kaip jūs motyvuojat ir iš kur pas jūs tas 100 darbuotojų tada? Mes auginame komandą.
Mūsų komanda tai yra šeima. Mes gyvename su savo problemomis, gyvename su savo šeimininiais rūpesčiais ir stengiamės kiekvieną darbuotojų lūkesčius atliepti. Pristatome trečiąjį šio mito herojų. Aš esu Sonata Žarskienė, dirbu UAB Trakų paslaugos administratorės personalo specialistės pareigose. Sonata, kiek pati metų dirbi šioje įmonėje? 18. Kaip galima vienoje įmonėje išdirbti 18 metų? Nu tikrai. Kai darbas patinka, turbūt dėl to ir galima pavyksta. Kokių žmonių trūksta jūsų įmonėje? Kvalifikuotų galbūt taip, kurie mylėtų savo darbą, norėtų jį dirbti, o ne tokių, kad ateinu dėl to, kad noriu gerai uždirbti ir tik tiek. Nu, manau, turėtų būti atsakingas. Jeigu tu gavai kažkokį nurodymą, tu turi jį atlikti tą darbą nuo A iki Z, o ne taip, kad ai, nemato, aš nedirbsiu. Reikia jį... Ai, nemato, nepakelsiu to šiukšlės, ar ne? Manau, taip. Tai turėtų būti atsakingas, rūpestingas. Nu, komandinis darbas turėtų vykti, galų gale gal taip. Ir turi turbūt mylėti savo miestą, ar ne? Mylėti miestą, mylėti darbą, taip. Ir mes džiaugiamės, kad tikrai esame stabili komanda, kurią užsiauginome ir kiekvienas narys, kuris ateina į mūsų komandą, jis gauna visada daug informacijos, visokiojopą pagalbą. Ir aišku, svarbu atlyginimas. Jeigu žmogus stengiasi, tai mes jį motyvuojame. Mitas, jog jei rūpintumėmės daugiau nei savo kiemų, visame mieste būtų tvarka ir švara. Paneigtas iš dalies. Jei nebūtų žmonių, kurie su meile ir atsakomybė atlieka savo darbą, sunku būtų pastebėti kiekvieną gatvėje besimėtančią šiukšlelę ar smulkes netvarkos apraiškas. Būtent jų pastangos užtikrina, kad miestas kiekvieną dieną atrodytų tvarkingas, švarus ir malonus gyventi bei lankyti. Dėkojame savo draugams. CV Online – tai ne tik darbo skelbimų portalas, bet ir stiprus personalo paieškos, atrankos ir įvertinimo paslaugų teikėjas, kuris stengiasi būti geriausiu partneriu darbdaviams, ieškantiems darbo ir darbuotojams.